pasakyta, kad ir Google, jie iš tikro kūrė taip, kad jos būtų labai patrauklios, įtraukiančios, linksmos. Po kažkiek laiko visi pamatė, kad tai iš tikro yra labai laikinas sprendimas perlipti per save ir galbūt dalinai lietuvišką mokymą, kad yra viskam taisyklės ir turim vadovėlius. Ir tada ir projektai gaunasi truputį unikalesni kitą kartą. Nesakau, kad Lietuva nėra unikalių, tikrai yra jų daug, tik tai... Nes tai, kaip tu pasakoji, skamba praktiškai kiekvieną dieną kaip meditacija. Nes jie tiesiog kultūriškai be galo daug turi pasitarimų. Visas jų verslo rutuliojimas, sprendimų priėmimas yra paremtas susirinkimai. Lietuvoje jų jau daugiau yra naudojama ir daugiau kreipiama dėmesio į žmonių tą gerbuvį, kaip jie atsipalaiduos. Tu turi pats suprasti, ar tavo darbas tave pakrauna, ar jis iš tavęs siurbia energiją. Laiptai aukščiau. Pradedam. Labas. Šiandien svečiuose kalbinu Tadaima interjero dizaino studijos įkūrėją Eglę Kairelę. Labas, Eglė. Labas. Pradžioje noriu paklausti, ką reiškia žodis Tadaima? Tai yra japoniškas žodis, nes nepaslaptis ten gyvenau, tai mane ir įkvėpė, o žodis reiškia iš tikro parėjus namo, visi jį panaudoja, sako, Tadaima. Aš grįžau, aš čia, toks džiaugsmingas prisistatymas ir kaip ir džiaugimasis grįžus į savo erdvę, kurioje tu esi. Tai man taip asmeniškai labai prilipo, kad kuriamos mano erdvės būtent teiktų tą džiaugsmą žmonėm, kad jie norėtų garsiai pasidžiaugti, grįžę tai būtų biurai ar tai būtų namai. Labai stipri tokia reikšmė, tokiam trumpam žodį labai daug visko telpa. Japonai sugeba labai daug to. Labai efektyvus. Apskritai, kaip prasidėjo tavo kelionė interjero dizaino srityje, iš kur gavai įkvėpimo tai pradėti, ar tu jautei, kad yra tavo pašaukimas jau mokykloje, kaip čia atsidūrė? Truputį iš seniau jau mokyklos laikais, kaip ir tokią mintį išrutuliojau, kad man tai patinka, tokioj minimalioj galbūt stadijoje gaudavau paliesti tos interjerus, tai iš esmės, kai kažkur kaustėmės su šeima, nauji namai kūrėm ar kažką, tai tos patirtys suformavo mintį, kad man patinka ir aš norėčiau prisidėti prie tos vertės kūrimo žmonėm, kurie gyvena tos erdvėse. Tai padėjo priimti tą sprendimą, kad tai noriu mokytis ir noriu tai daryti. Ir išvažiavau studijuoti į Didžiąją Britaniją, Birmingemo miesto universitete, baigiau studijas ir po jų patekau dirbti į įmonę, Lietuvoje tai būtų turbūt generalinis rangovas, angliškai design and build, būtent tos ryties, ir jie specializavosi biuruose. Tai visiškai nebuvo mano radarė dalykas, į kurį aš, tarkim, eidama mokytis interjerą, galvojau, va, aš eisiu, darysiu biurus. Ne, tai buvo toks gan atsitiktinumas ir paaiškėjo, kad tai pasirodo, tai yra sritis, kur man labiausiai patinka kurti interjerus. Tai ten daugiausiai tos pridėtinės vertės aš matau, kad yra kūriama žmonėm, bent jau man asmeniškai. Tai atrodo, kad tai yra didžiausia pridėtinė vertė ir didžiausia galbūt pokytį galime pridėti visuomeniai per tuos interjerus. Taip ir likau toj sferoje ir labai patinka specializuotis ir būtent su jais dirbti. O tai pati pradžia, ne, toksai būna sunki. Ir kokie buvo didžiausi iššūkiai, ar tavo kažkokie vidiniai prieštaravimai, ar ten ilgos darbo valandas, kas buvo sunkiausia? Perlipti per save ir galbūt dalinai lietuvišką mokymą, kad yra viskam taisyklės ir turim vadovėlius ir praktiškumas. Tai buvo sunkiausias dalykas iš tikrųjų, nes tiek studijų metu, tiek pradėjus darbą, be galo buvo skatinama būtent kūrybam. Ir tikrai labai dažnai susidurdavau tiek su savo mentoriais, profesoriais, tiek paskui darbė su kolegom, kurie kaip ir stumdavo, kad kaip tai padarysim, mes pagalvosim truputį vėliau. Pirmą turėkim mintį, idėją ir tada jau mes ją padarysime. Tai vat, toks buvo emocinis ir kultūrinis ir asmeninis iššūkis iš tikro perlipti ir pakeisti tą matymą, negalvoti, neieškoti problemų anksčiau laiko. Nes mes tokie kaip lietuviai visą laiką galbūt toks jausmas, kad save apribojam, kaip mes tai padarysim, ne? Ir galbūt tas mūsų, kaip mes tai padarysim ir kažkaip nuslopina tą tokį fantazijos polėkį, ką iš tikrųjų reikėtų padaryti. Tai ar jaučiasi toksai skirtumas tarp mentaliteto būtent UK ir Lietuvoje?
Manau, kad iš dalies taip, bet kuriuo atveju vis tiek, kaip tai padarysim ir tas praktiškumas yra svarbus įgyvendinant projektus. Tik tai galbūt, jeigu pirmas žingsnis yra labiau kūrybinis, jisai leidžia tuos projektus kiekvieną kartą kurti unikalesnius, kad tiesiog per kitokią truputį prizmę pasižiūrime, negu vien tik tai taisyklės. Ir taisyklės yra gerai, jos kaip vedlys yra geras, tik tai kartais mus įstato į tas pačias vėžes. Ir tada kaip traukinukai visi važiuojame tom pačiom vėžėm visą laiką ir tik tai galbūt skirtingai aprengiame, parenkame skirtingas tekstūras, bet iš principo mes gauname tą patį kaip ir arba labai panašų rezultatą. Tai manau, kad tai dalinai yra kultūrinis dalykas. Vis tiek, jeigu lyginsime Britai, jie tokie kaip ir dalinai, nežinau, atviresni, imlesni komunikuoti, jie labiau stengiasi bendrai komandiškai dirbti, bent jau mano asmeninis būtent įspūdis gyvenant ir pradėjus dirbti, tai visą laiką žavėjo ir stebėjausi būtent kolegų gebėjimu viską spręsti kaip komandai, visą laiką dirbti kaip komandai. Labai mažai buvo tokio, kad aš kaip vienas individas viską darau. Aš iš tikrųjų, jeigu kažką man reikia, aš einu tariuosi, aš einu diskutuoju, mes visus kažkaip tais darėme viską kartu ir man tai buvo be galo įdomi patirtis ir asmeninis toks edukacinis procesas, kur nereikėjo man visų atsakymų vienai žinoti ir viską padaryti teisingai ir gerai. Aš galėjau ir klysti, ir ieškoti atsakymų, ir pasakyti, kad aš nežinau, gal tu žinai. Tai čia aišku, kada tai aš išvykau iš Lietuvos ir Lietuva dabar, tai turbūt yra irgi skirtumai, bet būtent iš mano asmeninės, iš to, ką išvažiavau mokėdama ir būdama koks asmuo ir kai ten gyvenau, kaip aš kitau ir kas mane žavėjo, tai būtent šitie dalykai. Tai tada taip ir jaučiasi, manau, jų darbe projektų įgyvendinime tas bendruomeniškumas, tas komandinis darbas ir atsakymų ieškojimas. Tada ir projektai gaunasi truputį galbūt unikalesni kitą kartą. Nesakau, kad Lietuvoje nėra unikalių, tikrai yra jų daug, tik tai man toks yra susidaręs įspūdis. Pradėjus savo karjerą, kokios buvo sudėtingiausios patirtys, būtent ar turėjai kažkokį tokį projektą, kur dirbai ir galvojai, velnias, nežinau, ar pabaigs, žiauriai sunku. Taip, būna tokia, ypatingai pradžioje, ne, taigi viskas kelia stresą, tu tik tai pradedi, daug atsakymų nežinai, kaip ir pati dabar minėjai, tai ar gali kažko tokiu pasidalinti? Iš tikrųjų tai buvo ir sakyčiau, pats pirmas projektas, biurų projektas įgyvendinamas Bristolio mieste. Tai buvo inžinerinė telekomunikacijų tokia kaip ir įmonė, bet jie iš tikrųjų dirbo su pakankamai slapta informacija, karinė informacija. Tai ten buvo labai daug įvairių reikalavimų tiek iš saugumo perspektyvos, bet labiausiai turbūt, ką aš išmokau ir kur toks sudėtingas tas toksai, kur kaip ir susimovėm, lietuviškai vadinimas buvo. Tai, kad nesuvaldėm kliento poreikių ir ko klientas tikėjosi laiku ir vietoje. Tai nebūtinai, kad tai buvo dizaino problema. Kaip ir minėjau, visą laiką tai yra darbas komandoje. Tai projekto vadovas ir dizaineris, mes dirbome kartu. Aš nepatyrusi dar tokio projekto, iš tikrųjų įgyvendinti nuo A iki Ž. Projekto vadovas patyręs, tiesiog galbūt vienas kito laiku nepapildėme ir neišsprendėme to dalyko. Tai rezultate turėjome klientą, kuris buvo patenkintas vizualų ir tai ką tuo rezultatu, bet galbūt ne visai patenkintas visų procesu. Tai tokia buvo asmeninė patirtis ir pamoka, kad neužtenka vien tik tai gražiai nupiešti ir viską išdetalizuoti ir viską parašyti, bet dar kitą kartą ir komandiškai su klientu ir visais iškomunikuoti ir laiku pasitarti, tą dialogą turėti iš tikrųjų, kas vyks ir kokios jos yra tikimybės ir galbūt laiku pasakyti, kad visgi taip nebus arba tokiu laiku nebus, kada jūs tikitės. Tai kitaip tariant, lūkesčių suvaldymas. Lūkesčių suvaldymas, taip. Tai buvo toks pirmas ir didžiausia pamoka, kurią teko išmokti ir galbūt truputį skaudžiau, bet turbūt mokomės tada, kai klystam. Tai turbūt pavyksta dabar tą lūkesčių valdymą taikyti ir dabar projektuose, ar vis tiek būna, kad kažkur praslysta truputį? Teikiu tam prioritetą visą laiką. Atsitinka, kad ir praslysta, manau, visi klystam, nes su kiekvienu projektu turime skirtingus žmonės, su kuriais dirbam. Tai kol tu išsinarpliai santykius ir perpranti vienas kitą, tu vis tiek padarai tų tokių klaidų, tik tai galbūt jos netokios yra didelės ir netokios skaudžios, kaip būtų, jeigu nelaiku tai padarai. Tavo specializacija yra biurų įrengimas, taip? Taip. O tu pati dirbtum iš biuro ar iš namų?
Dirbčiau 3-2 koeficientų. Iš esmės, hibridinių variantų. Mano priežastis tai tokia gan pagal specialybę turbūt asmeniška, bet manau daugam tai yra aktualu. Mes turime tam tikras užduotis, kurias atliekame geriau vieni ir susikaupę, ir tas užduotis, kurias mes geriau atliekame apsupti žmonių. Tai kaip kūrybinis asmuo, aš tas 3 dienas naudočiau būtent būti biure, kur yra komanda, kur aš daryčiau kūrybinį darbą, kur aš turiu atitinkamus paviršius, galbūt ant sienos klijuoti pavyzdžiam, kur aš turiu visą biblioteką, kur turiu visą informaciją. Ir kai aš jau užstringu kažkokį tai sprendimą priimti, ten, ar aš čia noriu, ar mums reikia šitam projektui čia padaryti didesnę tą poilsio erdvę ir kompensuoti tą didumą, sumažinant kažkokių kabinetų skaičius, ar kaip tik atvirkščiai, ir aš jau nebeapsisprendžiu, kuris yra naudingesnis klientui, aš galiu kreiptis į kolegą. Ir tai nebūtinai turi būti dizaineris, tai gali būti tiesiog bet kuris kitas kolega, klausyk, ką tu manai. Tai tam reikalingas tas biuras ir reikalingi žmonės, o darbas, kuris yra labiau techninis, viską subraižyti, sudetalizuoti, manau, kad jisai mano atveju yra efektyvesnis, kai aš dirbu viena ir dirbu namuose. Ir tai irgi būtų 80% laiko, nes man vis tiek yra, kai tu braižai ir darai, tau vis tiek reikia komunikuoti su projektų vadovu, su statybų vadovu. Tai aišku, čia kai dirbame didesnėje komandoje ir visi siekiame vieno bendro tikslo, tai tas komunikavimas reikalingas ir jisai turi būti efektyvus. Ir efektyvumą užtikrina destination biurai, iš esmės. Tai taip, tada daryčiau 3 dienas darbe, 2 dienas namuose. Žinau, kad nemažai laikosi gyvenusi Japonijai. Ne, iš čia ir tavo pavadinimas yra kilęs, ne, Tadaima. Kaip tu ten atsiradai? Ekskursijai pasiklydai? Čia būtų dar geresnė istorija. Ne, iš tikrųjų labai netikėtai, neplanuotai suplanavom lėkti į Japoniją, o priežastis vyras gavo darbo pasiūlymą, kadangi dirba su atsinaujinančia energetika, gan patrauklus ir reikalingas. Tiesiog gavo pasiūlymą, pakvietė, nuvažiavome, pasikalbėjome, pasižiūrėjome Tokijus. Pasitiko labai gražių orų, labai gražių metų sezonų ir mes kažkaip tais matėm save, kad galėtumėm ten gyventi. Sakom, kodėl ne? Toks nuotykis, pabandom, per tokius dalykus mes augam kaip asmenybės ir kažką tai išmokstam. Tai vieną turėjom palikti, ką darėme, karjeras ir visą kitą kažką tai naują pasiimti. Tai tiesiog neplanuotai išlėkėm. Ir pasiliko. 5 metus buvo. Planavom 3, buvom 5, dalinai COVID-o įtaka, o labiausiai tai, kad būtent dėl COVID-o mes išsikėlėme iš Tokijaus ir persikėlėme į Nagano regioną, į Alpes, Japonijos. Mes gyvenom slidinėjimo kaimelyje, apie 3,5 tūkstančio gyventojų, jeigu neklystu. Ir mes gyvenome lėtai, mes matėme tą gyvenimą japonišką, tą tokį ramų, lėtą, kada galima mėgautis visais metų laikais, kaip visi pasakoja apie Japoniją, koks yra. Ir tu iš tikro, matydamas, kaip žiema nuo kalno viršūnės leidžiasi į slėnį, kiekvieną rytą vis daugiau ir daugiau nusileisdama, ir pavasarį tą atvirkštinį variantą, kai pavasaris išvėja žiemą ir pakyla. Tu gyveni tokiam surrealiam pasaulyje, tam tikrą prasme, jis yra labai lėtas, jis yra labai žavus, jisai toksai tave įkvėpia. Ir tai mūsų buvo didžiausia meilė Japonijos. Tai ten pasilikom apie beveik 4 metus. Taip. Nebuvo sunku išvažiuoti? Buvo. Nes tai, kaip tu pasakoji, čia skamba praktiškai kiekvieną dieną kaip meditacija. Taip. Lėtas gyvenimas, apie kurį kalba visi psichologai, ne? Taip. Dabar šitam greitame gyvenimo ritme turėk augalą, turėk sodą, matyk, kad gali dalykai vykti lėtai, ne taip greitai. Ir kas atsitiko, kodėl pabėgot? Gyvenimo situacija būtų privertusi grįžti į Tokijų. Čia viena iš priežasčių, tai tiesiog mega miestas, labai smagu pagyventi kurį laiką, jeigu tu nesi miestų mėgėjas labai didelis, kaip tarkim, jeigu kaip turistas, tai aš tikrai nesu miesto turistas. Tai toks laikinas nuotykis, labai smagu Tokijos. Kaip visiškai gyvenimui, ypatingai po gyvenimo Japonijos kaime, mes savęs nebematėm, kaip galėtumėm gyventi tokiam mieste. Kita priežastis, gyvenant Japonijoje gimė dukra. Ir mes šiaip visą laiką būdavom artimi su savo šeimom, su savo tėvais. Tai mums tas šeimos artumas, dukros augimas su seneliais ir to santykio mezgimas buvo didesnis prioritetas, negu kad tas mūsų įsimylėtas gyvenimas Alpėse, kaime, Japonijoje su metų kaita, slidinėjimu, dviračiais ir visom kitom pramogom.
Bet tu ir toliau tęsiai savo interjero dizainerės darbą ir Japonijoje, ne? Tu turėjai objektų pačioje Japonijoje. Turėjau netokiu mastu kaip Britanijoje ar kaip dabar Lietuvoje dirbu. Japonijoje buvo labiau paremta tokiu kaip ir konsultavimo variantu, kas irgi toks mano cinkelis, ką labai mėgstu. Tai tas konsultavimas labiau yra kaip erdvės analizė ir įmonės analizė, jų poreikių išsiaiškinimas ir naujų erdvių įvertinimas, ar jos atitinka tuos poreikius. Tai daugiau per tą prizmę iš tikrųjų dirbau su biurais Japonijoje. Nes vėlgi ten yra skirtingos taisyklės, skirtingi reikalavimai, netgi rengimo metu, kaip dizaineris dalyvauja, vėlgi yra skirtingi principai. Prisiminkime jų visus žemės drebėjimų reikalavimus ir visą tai truputį kitaip ten yra. Tai pagrinde dariau tą analizę ir konsultavimą užsienio kapitalų įmonėm, kur truputį kitaip irgi dar žiūri tų biurų paskirtį ir funkciją. O kaip tavo patirtis Japonijoje, kaip ir ar apskritai, ar pakeitė, suformavo tavo dabartinį stilių, braižą, kai tu kuri dabar erdvės čia Lietuvoje? Manau, kad įtakos didelės turėjo, bet kuriuo atveju, nes tu gyveni, tu augi ir tu perimi tuos niuansus. Vienas tokių didesnių turbūt gal iš įtakos dalykų yra, kad kuriant tas erdves, ir nebūtinai tik Japonijoje pagyvenimas, sakyčiau, net ir Britanijoje gyvenimas ir toks pasaulio skirtingų tokių kultūrų pamatymas turėjo įtakos. Tai tu, kai kuri projektą, tu ateini su tokia platesne paletė patirčių ir kaip galėtų biuras veikti. Ir tu tas patirtis pasiūlai. Tai kas nebūtinai yra akivaizdu, ir Lietuvoje dažnai taikoma, gali pasiūlyti, kad žiūrėkite, Britanijoje ir taip tokio tipo įmonės daro. Gal jūs komandai tinka, arba galbūt po pokalbio su komanda tos įmonės, tu sėdi ir taip, mums reikėtų daryti taip. Ir geras pavyzdys, taip daro japonai. Ir pas juos labai veikia. Tai tokių, kad būtent kažkokių tai stilistinių ar kažkokių tai idėjinių principų nėra, kad labai paimčiau ir taikyčiau, bet atsirado labai didelis poreikis suvokti tą įmonės DNR ir kaip jinai visi sulimpa ir galbūt neturėti išankstinių nusistatymų, nes vėlgi, kadangi skirtingos šalys, skirtingos patirtys, tu supranti, kad viskas yra labai savotiška ir nėra teisingo vieno atsakymo. Dar toks įdomus klausimas, lyginant lietuvius ir japonus, ne? Ar labai skiriasi mūsų požiūris į interjerų dizainą, bent jau verslo patalpų? Skiriasi ir skiriasi dėl to, kad skiriasi kultūros. Tai jeigu lyginam tik tai lietuvius ir japonus, kaip mes žiūrime į biuro patalpas, tai japonams biuro patalpos iš tikrųjų yra labai apie tokią darbo stalas, kabinetas C lygio asmenim ir pasitarimų kambariai, nes jie tiesiog kultūriškai be galo daug turi pasitarimų. Visas jų verslo rutuliojimas, sprendimų priėmimas yra paremtas susirinkimais. Ir kai aš sakau paremtas susirinkimais, tai kad mes turime susirinkimą prieš susirinkimą, kad aptarėsim, ką tarėsim tam susirinkime. Tai toks yra, kad labai svarbu kolektyviškai sutarti prieš priimant sprendimą ir tada priimti sprendimą. Tai jeigu taip koeficientą įmame, kada turime kiek darbuotojų, kiek turime kabinetų ir kiek turime pasitarimų kambarių, tai yra labai didelė proporcija būtent tų kabinetų ir pasitarimo kambarių Japonijoje, tai tos patalpos yra žymiai didesnės dėl to. Tačiau skiriasi, tarkim, kad jeigu žiūrime į poilsio erdves ir visi, Lietuvoje jų jau daugiau yra naudojama ir daugiau kreipiama dėmesio į žmonių tą gerbuvį, kaip jie atsipalaiduos. Japonijoje gal truputuką mažiau, bet pas juos tas galbūt atsipalaidavimas, poilsis išeina per tai, kad jie išeina iš biuro erdvių ir, tarkim, valgymas, pietavimas kavinėje, restorane, jų yra kultūros dalis. Jie eina kaip komandos. Lietuvoje mes tą irgi darome, tikrai einam komandiškai ir visą, bet galbūt tos sąlygos ne visiškai taip veikia kaip Japonijoje, tai žmonės ir dar biure atlieka tą poilsio ir bendravimo funkciją. Tai biurai tuo išsiskiria dalinai. Lietuvoje dar biurus ne vien matome kaip tik darbo stalą. Kaip minėjau, Japonijoje daugiau yra apie tai, kad tai yra atėjau, padariau, nes visgi egzistuoja pas juos principas, kad darbuotojai yra prižiūrimi ir jeigu aš esu darbuotojas, mane prižiūri. Tai Lietuvoje vis dėlto ne, žmonės eina į darbą tam, kad atliktų darbą ir ta vadovybė irgi jau labiau žiūri į tai, kad žmonės samdome dėl jų žinių ir jų gebėjimų,
o rezultatai ateina iš to, tai mums nebebūtina to tokia didelė priežiūra ir tie biurai pagal tai kinta. Tai tą miksą įdėjus, jeigu dar įmestume dar ir britus, kuo skiriasi, tai britai labai apie komandą, komandiškumą, kultūros formavimą, bendrą laiko leidimą. Tai tos tokios poilsio zonos, pietų zonos yra labai svarbios, tokių atsitiktinių susitikimų kažkur tarpe biure zonos labai didelė įtaka turi biuro dizainui ir kaip jie visi veikia. Vis dėlto jie žymiai daugiau ir vienas apie kitą asmeniškai pasakosi, negu lietuviai, tarkim, vienas kitam kitą kartą darbo aplinkoje. Mes privatesni esame asmenys. Tai tada jau, jeigu žiūrėtumėm, tai Britanijoje, tarkim, jeigu projektuojamas yra poilsio erdvės, labai daug dėmesio skiriama, kad jas maksimaliai išnaudoti, optimizuoti ir kad žmonės, kurie naudojasi dėl jų gerbūvio, kad būtų natūrali dienos šviesa, kad jos būtų jaukios, patogios, universalios. Lietuvoje, Japonijoje tas poilsio erdvės mes kažkaip labiau stengiamės nustumti tolyn, prioritetą teikdami darbo stalam prie langų. Tai čia kiek vietos liks, ne? Iš dalies toksai truputuką gaunasi. Tai nėra, kad tai yra blogai, tik tai, kad tos tamsesnės poilsio erdvės yra mažiau patrauklios asmenim ir emociškai, jeigu iš to būtent gerbūvio visi kalbame, kad sąlytį su natūralumu, su gamta, su natūralia dienos šviesa, mes jau jos nebesuteikiame. Tai ateina vėlgi per tos tokius kultūrinius skirtumus, iš tikrųjų, ką mes prioritizuojame. Tai tikrai gan dažnai tas pilkas dangus turbūt padiktuoja, kad mes norim būti visą laiką prie lango, kai mes sėdime prie kompiuterio, nebūtinai kai geriam kavą, bet jeigu įmanoma sukombinuoti viską, tada yra labai tobulas biuras. Laiptai aukščiau. Daug dar žmonių, daug dar užsakovų, nežino, nesuvokia, ką galima padaryti su apšvietimu. Aš esu šalininkas koncepto ir minties, kad apšvietimas turi būti nematomas. Tai yra tekę, kad nors atkalbinėti klientą nuo vieno ar kito sprendimo, tempiant jau jį į tą funkcijos pusę. Stengiamės pasakyti, kas yra gerai arba kas yra blogai, išsirinkus vienokį ar kitokį šviestuvą, arba kodėl mes, tarkim, jo nesiūlytume, ne? Bet funkciją galima padaryti irgi gražią ir rasti tuos balansus. Kaip mes tvirtinsim įrangą, ne? Prie būtent kultūros paveldo objekto. Kas yra šviesos tarša? Europa ir pasaulis dabar kalba apie tai ir kad tai yra svarbu, labai svarbu būtent visa šviesos tarša. Auksinę taisyklę pasakyti žmogui, kuris bandytų įsirengti apšvietimą. Stenkitės naudoti daug apšvietimo sluoksnių. Laiptai aukščiau. Kaip apskritai tavo patirtis Jungtinėje karalystėje, Japonijoje prisidėjo prie supratimo apie tai, kad reikia keisti tuos biurus, reikia juos pritaikyti prie skirtingų žmonių. Tai, nes tu apie tai daug komunikuoji, ne? Tai visą tai atėjo iš tavo patirčių šitose šalise? Taip. Tikrai taip, kad iš patirtis vis tiek suformavo suvokimą, tai kad mes esam skirtingi ir tas skirtingumas yra ne minusas ar trūkumas, o iš tikro pliusas. Ir galbūt netgi iki tiek, kad tie skirtumai yra ne vien tik tai, kad kultūriškai mes esam skirtingi, bet netgi toj pačioj kultūrai, kaip asmenys mes esame visi labai skirtingi. Taip, gyvenimas skirtingose kultūrose ir būtent pamatymas tų skirtingų niuansų, kaip jos funkcionuoja, kokie prioritetai, tai jie prisidėjo prie to supratimo, kad yra labai daug skirtingų atsakymų ir skirtingi mes esame žmonės kultūriškai, bet ir tuo pačiu mes matome, kad žmonės toje pačioje kultūroje yra skirtingi irgi. Tai dabar apie tai ir kalbame, kad tarkim neurodiversija viena iš temų, bet tų skirtumų supratimas ir tų skirtingų kultūrų pamatymas netgi tų biurų daro tokį įspūdį, kad, suvokimą, kad tie biurai iš tikro jie turi kisti, kad jie turi tarnauti iš tikro žmonėms ir kad tas kismas, jis nėra taip, kad mes atėjom, suplanavom, padarėm pokytį ir jis jau viskas yra gerai. Tie biurai yra tokie organiški, jie visą laiką privalo augti, kisti, toks moldingas iš esmės, jų vyksta pagal asmenius, kurie ten dirba, kurie ateina dirbti, kai rengiame tai komandai, kur yra tuo metu, po 2-3 metų komanda vis tiek filtruojasi, kinta, ateina kiti žmonės su kitokiais poreikiais, tiek fiziologiniais, tiek emociniais poreikiais, kurie išsiskiria. Tai, manau, tas suvokimas prideda labai daug naudos, kad tai yra kuriamas biuras, kad mes kalbame jau apie tai pakankamai anksti, kad
nesusikoncentruojame tik į šiandienos atsakymą, kad iš tikrųjų bandome ieškoti ir vertinti, kas mums bus aktualu ateityje. Ir tas ateities vertinimas iš tikrųjų yra per komandos įvairumo supratimą. Ir tų poreikių patenkinimą, nes kuo mes daugiau poreikių randame sprendimo būdą, kaip patenkinti, tuo įmonės, tos patalpos tampa imlesnės kaitai ateityje. O kaip veikia visas šitas mechanizmas? Nes aš įsivaizduoju, tas poreikis atnaujinti savo biurą greičiausiai kyla iš įmonės savininkų. Į jūs kažkas kreipiasi, Taip. Sako, Eglė, man reikia sutvarkyti biurą, ne? Ir štai Eglė sako, kad jo, aš matau, ko jūs norite, bet galbūt tai yra ne tai, ko jums reikia, ne? Tai kaip visas šitas procesas atrodo realiam gyvenime? Vat kažkas kreipiasi, ne, turi savo suvokimą, kaip, vat, koks yra jo svajonių biuras, bet pasirodo, taigi ar pas ją dar darbuotojų pilna. Kaip Eglė šitas visą suvaldyti ir kaip tai padaroma? Edukaciniu būdu, iš esmės. Tai yra pokalbės, nes, taip kaip ir sakėt, ateina dažniausiai įmonė keliasi iš vienų patalpų į kitas ir jie jau kaip ir turi, ką aš vadinu, tas pirkinių krepšeliais, jie jau žino, kiek jiems reikia ko. Ir tada vyksta pokalbis, kad dar palaukiam, neliekim tiesiai jau nubraižyti būtent tai ką pasakėte, kaip jau, bet padiskutuokime truputį apie jūs, apie jūsų įmonę, apie jūsų siekius šiandien, siekius ateityje, siekius už 5 metų, tiek samdymo klausimais, tiek darbuotojų išlaikymo klausimais. Pakalbėkime apie kokią žinutę jūs norite per savo tą naują biurą perduoti kitiems lankytojams, būsimiems darbuotojams, esamiems darbuotojams. Ką jūs norite pasakyti, nes jie nematys to projekto, kol jis nebus pabaigtas. Dažniausiai nemato tos visos eigos ir pamato rezultatą. Kaip tas darbuotojas ėjęs pirmą dieną pro duris turi sureaguoti į naują darbo vietą. Tokie ilgesni, gilesni pokalbiai, kad tada mes suprantame, koks iš tikro yra jų mąstymas, kokia jų yra kultūra ir kas yra jų ne tai, kad vizija, bet kokiais principais jie vadovaujasi. Ir mes kombinuojame. Tai visą laiką tikrai stengiamės parodyti variantą, kur yra tai, ką prašėte ir kaip tai veikia. Ir dažniausiai taip tai veikia, galime tai padaryti, gražiai aprengsime ir jisai atliks funkciją, jis bus biuras. Ir tada visą laiką šalia pasiūlome alternatyvą. Iš visų pokalbių, mes manome, kad jums naudingiausias būtų toks sprendimas. Ir kodėl. Ir būtent mes turim pokalbį ir duodame pliusus, minusus tiek vieno, tiek kito sprendimo, būtent kaip tai atsilieps per rezultatus, per darbuotojų elgesį pasiektus, tarkim, jeigu mes turėjom kažkokiu tai viziją, kažkokią kultūriniam pokyčiam, kaip vienas ar kitas prisidės prie tų kultūrinių pokyčių, būtent tų teigiamų kultūrinių pokyčių, kaip tai paskatins produktyvumą, komandos ilgesnį išlaikymą ir tai reiškia įmonei, kaip tai sutaupys galiausiai truputį pinigų jiems irgi. Tai ir vieno ar kito atsakymo pateikimas yra ilga diskusija. Tai jūs ne tik su įmonės savininkais, bet ir su darbuotojais irgi pasikalbat? Jeigu tik tai įmonės projekto komanda nusiteikusi ir leidžia, visą laiką kalbame ir su komanda. O nebūna taip, kad esate tiesiog spaudžiami laiko, nes kai kalbam apie verslo patalpas, tai vadinasi, mes turim vienas patalpas, dabar jau turim kitas, dabar jau turim 2 patalpas ir mums reikia greičiau iš vienų pereiti į kitas, nes čia irgi nuoma, ar paskolos, ar tos paskolos. Ar būna tas presingas ir ar nenukenčia nuo to kažkaip kokybė pačio darbo ir proceso sutrumpinimas? Būna, man atrodo, visi projektai visą laiką yra, mums reikėjo vakar. Bet toks jau kaip taisyklė, labai tai iš tikrųjų, kada turime labai ateitį. Būna ir tai vėlgi yra pokalbis iš tikrųjų to tokio, nes bendravimas su komanda, taip mums turbūt reikia papildomos savaitės, nuo komandos dydžio priklauso kartais 2. Vėlgi, ar tai bus tik tai bendravimas, labai dažnai, ypač didesnė įmonė ir kur norime įvertinti panaudą, ypatingai. Tai siūlome, rekomenduojame būtent ir pačios erdvės panaudos analizę, tai yra, kad fiziškai apsigyvendinam aš ar kažkas iš mano komandos, ar aš prisijungiu prie komandos asmenų ir mes fiziškai gyvename ir atliekame tą analizę tam tikrų metodų, iš ko mes paskui galime pateikti jų rezultatus. Yra daug sprendimo būdų. Yra technologiniai sprendimai, kur mes dedame prie stalų ir gausime kažkokią statistiką. Mano asmeninė patirtis, kad
ten gyvenantis žmogus ir vertinantis pagal žmogišką į faktorių, ta panauda yra optimaliau negu kad tik tai gauti statistiką, kiek kartų prie stalo kažkas sėdėjo ar naudojasi pasitarimų kambariu. Tai čia dar prisėtų dar kelios savaitės, nes mes turbūt 2 savaitės gyvename pas jūs, tada dar savaitę ar 2 ruošiame atsakymą, rezultatus ir rekomendacijas. Bet jeigu tik tai iš komandos būtent pokalbių ir visą, tai mes kalbam turbūt kokią savaitę papildomai įterpti ir pristabdyti tą pagreitį. Ir ką tai mums reiškia? Mes savaitę, galbūt gerai, bus mėnesių, blogiausiu atveju, ilgiau mokėsite nuomą, mokėsite per 2 vietas tą nuomą. Taip. Bet rezultate jūs optimaliau įsikursite savo darbo erdvės. Ką tai reiškia? Kad už pusės metų ar už metų jums nereikės daryti remontų. Jums nereikės keisti. Jūs neatsiras taip, kad susipratote, kad kažkuri tai erdvė vis dėlto mums nereikalinga. Galbūt mes turime 10 darbo vietų, būtent tų fiksuotų stalų per daug ir mums reikia projektinės erdvės. Ir dabar turim atliekamų 10 stalų, kuriuos kaip ir išmesti reikėtų, bet už juos jau susimokėjome ir dar mums reikia nupirkti naujus baldus. Tai jeigu mes pasversime, ar papildoma mėnesio nuoma atsveria tuos kaštus remonto, kurie gali būti gan greiti, dažniausiai taip. Tai kitaip tariant, jūs ne šiaip sau pasiūlot, jūs ateinat, pasveriat, argumentuojat, su argumentais ateinate pas užsakovą. O kaip jūs žinot, kad tas būtent prisitaikymas prie skirtingų darbuotojų tipų, patalpų pritaikymas iš tikrųjų gali paveikti darbo efektyvumą? Ar tas žinojimas vėl ateina iš jūsų praeitos patirties, kažkaipgi priėjot prie tokios išvados, kad būtent reikia pritaikyti ir tada tas efektyvumas išauga. Kažko tai čia tai toks pamatuojamas dalykas visai. Šiandien dienai yra bandoma ir pamatuoti, tai iš tikrųjų, jeigu ieškosim statistikos, nebūtinai tikslingai Lietuvai tik tai, bet jeigu taip bendrai, tai yra kas ir matuoja ir pamatuoja tam tikros įmonės, kur didesnis 1000 darbuotojų, tai samdomi specialistai, kurie padaro apklausas ir yra įmonių, kurios daro apklausas pastoviai, kiekvieną mėnesį su labai dideliu puodu tų apklausimų įmonių su jų darbuotojais, tai mes galime rasti tos statistikos iš tikrųjų, kaip tokie rezultatai padidėjęs darbuotojų išlaikymas. Tai čia būtų per HR klausimai, ir kurie būtent pateikė, kad apie 75% pareiškia tai, kad yra lengviau išlaikyti tą personalą, nes iš esmės atsiliepia į tai, kad jie yra laimingesni. Ir jeigu žmogus yra laimingesnis, jisai pasilieka. O kaip tą laimę pasiekti? Tai kiekvienas žmogus nori būti matomas. Tai jeigu mes kalbame su žmonėm, aiškinamės, ko jiem reikia, kaip jie dirba, kaip jie funkcionuoja, mes jau juos įtraukiame. Tai yra jau pirmas žingsnis, kad jau žmonės jaučiasi patogiau su pokyčiais, nes visgi žmogus yra toksai sutvėrimas. Mes nemėgstam pokyčių. Mes labai nemėgstam pokyčių ir juos įgyvendinti yra labai sunku. Ir jeigu jie dar mums taip netikėtai atsiranda, mūsų automatinė reakcija yra gynyba. Tai jeigu mes kalbamės jau su žmonėm, klausim, bendraujam, jie jau yra dalis to projekto, jie jau supranta, kodėl pokyčiai yra daromi. Ir jeigu jau yra tas suvokimas ir jie mato, kad yra bandoma atliepti, ko jiems reikia, jie jaučiasi patogiai, jie jaučiasi įvertinti ir kad jais rūpinasi. Tai viskas susideda į tą laimę, į tą emocinį saugumą. Ir kai žmonės yra emociškai saugus, kai jie yra patenkinti, jie su savo kolegom produktyviau bendrauja. Tie santykiai yra geresni. Mažiau turime prie kavos susėdusių bumbančių, kad kažkas tai negerai, va mums čia vadovas kažko tai nepadarė, nepasakė. Jie tada labiau diskutuoja apie tai, kas yra gerai. Ir tai reiškia, jie yra patenkinti darbo vieta. Nes darbo vieta yra taip pat turbūt kaip namai. Jeigu mes gyvename namuose ir mums nebepatinka mūsų namai, jie mums nebemėli, mes perkam naujus namus. Tai tą patį darome su darbo vieta. Tai iš esmės įtraukimas, suvokimas ir įgalinimas tų poreikių. Ir nesakau, kad mes kiekvienam turime paduoti, jeigu tam pasakė, aš noriu mėlyno puodelio ir superkam kiekvienam individualius puodelius. Turėjom projektą, kur leidome išsirinkti kiekvienam individualiai kėdės. 70 ir tai buvo individualių. Tai galima ir tas daryti. Bet labiau kalbame apie tai, kad kokiu man įrankiu reikia.
Ir mes neklausime žmonių, kokių tau reikia. Mes darome tam tikrą diskusiją, kur jie bendrauja kaip komanda, kaip jie funkcionuotų, tam tikrus scenarijus, per kuriuos mes išsiaiškiname, ko jiems reikia. Ir mes galime pateikti siūlymus. Ir vėl su jais diskutuoti, jeigu mums to reikia, jeigu mes galime priimti su projekto komanda sprendimus, kad taip, tai yra optimalu, mes patenkinam 70-80% poreikių tos funkcijos. Ir žmonės atėję turėtų būti įgalinti. Čia yra dar antras kriterijus, tai turbūt sėkmės formuliai, tai ne tik suteikti, bet dar labai aiškiai iš vadovybės pasakyti, kad prašom, naudokit. Jūs priimkime sprendimą, kad jūs naudojate, kaip jūs naudojate, kada naudojate, mes jums davėm, kalbėjom, jums reikia, darykit. Prašom. Mes nesakam, kada, kur, ką darote. Naudokite, jeigu reikia, pasikaitoliokite, bet tai yra jums, nes jums to reikėjo. Tai yra toks dvigubas elementas. Nes čia irgi toksai, jeigu žmogus yra laimingas savo darbe, vadinasi, yra mažiau streso, vadinasi, žmogus gali priimti geresnius sprendimus. Jeigu jis yra laimingas savo darbe, jisai gali vieną arba antrą kartą nepaprašyti padidinti atlyginimą, kas irgi yra tokie kaštai, apie kuriuos verta pagalvoti. Ne? Ir čia, kai pagalvoju, kad vien tas toksai, aš pavadinčiau, mokslinis būdas susitvarkyti savo erdves pagal tą tikrą poreikį, neatlikus analizę, gali turbūt iš tikrųjų ilgainiui tikrai atsipirkti. Tai įdomus tas būtent priėjimas, kad pamatuot, įsivertint, įdiegt, o kaip sugrįžtamą ryšį? Realiai, jeigu mes bendravimo pradžioje, mes identifikavome tam tikras problematinės zonas, tam tikrus problematiškus, kokie trūkumai. Trūkumus turbūt gal ne visai tinkamas žodis, bet iš tikrųjų poreikius, kažkokius tai, kas yra neišpildyta. Tai kai yra įgyvendintas projektas, priklausomai nuo įmonės, 3-6 mėnesiai po įsikelimo, tada galima vėl eiti bendrauti ir labai dažnai tai stengiuosi daryti, būtent susitikti, ateiti pas juos į biurą, ne kažkur kavos kavinėje, bet iš tikrųjų ateiti į tą įrengtą padarytą objektą ir turėti pokalbį su ta projektinė komanda, kokius matote rezultatus, pagerėjimus ir pačiam netgi ten būnant įsivertinti, ar iš tikrųjų tai buvo atliepta ir ar įvyko tai, ką tu kaip dizaineris su ta komanda sėtėjai ir savo galvoje projektavai, kad bus taip, nes reikia šito, tai vadinasi, dedant tam tikrą patalpą čia, žmonės judės atitinkamai taip, o mes turėsime introvertą, ekstravertą, susitiko netyčia, vienas kitą paskatino, pabendravo, pasidalino kažkokią informaciją, ar ten skirtingos kartos. Turbūt labiausiai aktualus klausimas dažniausiai yra, kaip tas apjungti skirtingas kartas irgi. Tai tu sėdi, projektuoji ir tu savo galvoje susikuri tą pasaulį. Tai grįžimas ir tas pamatymas, ar tai veikia, yra dalis tavo paties edukacijos, kad kitame projekte tu vėl kitą žingsnį gali pajudėti į priekį. Aha, gerai, gal reikėjo visgi labiau už to kampo pastatyti, padaryti tą, nes būtų taip. Vėlgi individualu nuo įmonės. Padaryti apklausas. Tai projekto pradžioje elementarus dalykas daryti slaptą apklausą. Anoniminė. Anoniminę apklausą darbuotojų, išsiaiškinti jų pasitenkinimą. Iš esmės, kaip jie vertina dabartinį biurą ir padaryti tą pačią apklausą po to. Ne viena įmonė tą ir daro, netgi iš tikrųjų pradėdami, tai jau kaip ir nereikia dizainerio kitą kartą, kad tą pasiūlytų. Ir tu matai pakitusius rezultatus. Dažniausiai tai yra bent 35-50% padidėjęs pasitenkinimas darbų savo darbovietę, išreikštas jausmas, kad aš esu produktyvesnis, nes vėlgi, jeigu aš laimingas, tai aš tiesiog susikaupiu ir darau, aš neieškau kažkokių tai blaškymusi. Tai tokį rezultatą tada ir gauname per tokį bendravimą ir jis yra nepertraukiamas. Ir taip nesakau, kad nebus pakitimų, jų atsiras, bet tai nebūtinai bus tokie greiti tai pakitimai, nes nuo biurų jie vis tiek jie turi prisitaikyti prie tos dienos aktualijų ir technologiškai turi taikyti. Šia turbūt didžiausias iššūkis yra, kad tos technologijos juda greičiau, negu kitą kartą spėjame ir įsirengti. Ir kaip tą technologinį tobulėjimą irgi suvaldyti. Ir
darbuotojų poreikį tom technologijom, irgi kaip suvaldyti ir kaip nuspėti į ateitį turbūt yra didžiausias iššūkis. Aš dabar galvoju, pirmo susitikimo metu tu papasakojai apie vieną projektą, man atrodo, irgi Jungtinėje karalystėje buvo, kai būtent pritaikė tos neuroįvairovės principus ir kultūra ir elgesys tame biure pasikeitė. Gal tu gali papasakoti tą istoriją? Buvo labai įdomi istorija iš tikrųjų. Tai labai įdomus dalykas tuo metu, kada projektą darėme, tai čia maždaug 2017-2018 metai, tai aš dirbau Interaction Associates Limited tuo metu. Neuroįvairovė nebuvo dar tema. Mes tuo metu visi diskutavome, iš tikrųjų žiūrėjome į tą neuroįvairovę asmenų ir ne ta didžiaja prasme, kaip dabar iš tikrųjų, kas yra neuroįvairovės tas terminas. Atsiradęs suvokimas, tas terminas. Taip, bet tokia mažam suvokimą, kad mes esame visi skirtingi, tai buvo vertinama. Kuo projektas buvo įdomus, tai ir labiausiai įstrigęs. Mes jį vadinome pilis, Takasų. Jisai paveldo pastate, bet labiausiai tai, kad buvo komanda. Ir būtent pirmo atvykimo metu mes pastebėjome tokį unikalų reiškinį, taip atvykome pietų pertraukos metu ir mes matome labai daug žmonių išeinančių iš pastato su pietų dėžutėmis, atsisėdančių į savo automobilius ir ten pietaujančių. Po vieną, kiekvieną savo automobilyje. Ir tai jau buvo pirmas toks kaip ir iškeltas šauktukas, kad klausykit, reikia aiškintis, kas čia yra. Tai labai projektas be galo buvo įdomus tuo, kad savininkas įmonės, jisai būtent ir norėjo pakeisti visus šitos dalykus, jis ieškojo tų tokių iššaukiančių dalykų, kas komandoje, ko trūksta ir kaip tai išspręsti, ir jis norėjo sukurti geriausią darbo vietą savo darbuotojams. Visa motyvacija buvo, kad tai turi būti geriausia darbo vieta jo komandai. Mes nekalbam kažkieno kito komandai, būtent jo komandai. Ir mes identifikavome būtent šitą dalyką pokalbių visų su komandomis metu, visų užsiėmimų, ten gal apie savaitę vyko tiek pati dalyvavau iš dizaino pusės, nes yra tas iš dizainerio elementas, tiek turėjome pokyčių psichologiją su mumis ir buvo identifikuotas vienas iš tokių didesnių kriterijų, kad būtent yra komandinis atotrūkis. Stereotipai, jie skirtingose aukštose sėdi ir vieni kitų kaip ir gerai nepažįsta. Tai dizaino sprendimais bandėme paremti būtent skatinti tą tokį pokytį, kad tie žmonės iš tikro galbūt labiau susijeitų, kartu labiau pasibendrautų ir mes suprantame, tai yra IT įmonė. Turime visišką spektrą nuo introvertų iki kito krašto ekstravertų, visiškai radikalių, tokių dviejų kraštutinumų, didelį viduriuką ambivertų, kurie universalūs žmonės, bet mums juos reikia suvesti į vieną patalpą, kad jie vienas su kitu bendrautų, pasidalintų, bet kaip ir nesupykdyti, nepadaryti to diskomforto. Tai negali būti, kad jūs privalote. Tai mes negalime nuleisti to jiems. Tai rezultatas iš tikrųjų man asmeniškai labai labai džiugina ir po šiai dienai aš atsimenu atvykimą po projekto įgyvendinimo pas juos į biurą, tai, kaip sakau, grįžtam pasikalbėti, pasibendrauti, įsivertinti ir mes matome sukurtoje didelėje bendroje virtuvės ir poilsio erdvėje vyksta gyvenimas. Jie turėjo panašus dydžio prieš tai, bet jie ten negyveno, jie pasišildydavo ir išeidavo. O čia mes matome vyksta gyvenimas. Mes turime baro zoną, kur yra gėrimai, kava, turime žaidimų zoną, biliardas, tos arcade mašinos visos, mažesni kažkokie tai kavinės tipo staliukai, susėsti, didesnis bendras stalas, aukštesnis visiems atsisėsti. Ir ten vyksta gyvenimas. Bet ir tuo pačiu, ką strategiškai buvo labai svarbu padaryti, tai gretimose patalpose sukurti tokį jaukumą ir galimybę pabėgti nuo viso to, bet nebūti taip toli, kad visiškai atsiskirti. Tai mes matėme būtent žmonės tą ir darant. Kam reikėjo to laiko savo, tos ramybės ir pasikrauti energijos be žmonių, tai jie ir naudojasi tomis mažesnėmis patalpomis, galbūt skaitė knygą, kažkokį žaidė žaidimą, galbūt tai buvo dviese ir jie ten pasijungė PlayStationą, žaidė kažkokį tai pasakius, net neįvardinsiu, nežinau, bet ten, kaip vadinu, šaudo, gaudo, spjaudo žaidimą, bet mes matome, kad žmonės kuria ryšius. Ir tie ryšiai yra stipresni, negu tik tai, kad kaip mes, kaip kolega vienas kitą pažįstam. Mes einam per tą prizmę, kad jie turi kažkokius bendrus interesus ir hobius ir būtent jų išsiaiškinimas
ir įgalinimas tose erdvėse paskatino juos sueiti ir pietauti kartu, arba ateiti dirbti ten kartu. Tai tas projektas būtent ir buvo geras pavyzdys, kur mes turime nuo mes užsidarę ir mes esame po vieną ir dizaino sprendimai be taisyklių naujų sukūrimo, kurie tiesiog natūraliai pakeitė tą elgseną jiems. Būtų įdomu sužinoti iš tikrųjų, kaip pasikeitė įmonės rezultatai pritaikyti šitos sprendimus, bet turbūt tokių duomenų neturit. Statistiškai tokių duomenų neturim, žinome tik tai, kad labai didelis buvo visų padidėjęs pasitenkinimas, laimės tas aspektas ir pati įmonė vertingesnė tapo irgi su to visų dalykų. Tai vėlgi, kai mes kalbam, kad yra interjero dizainas, įrenginėjam biurą, tai nėra tik tas objektas, ta patalpa. Mes žiūrime kaip į visą verslą ir tai turi atnešti naudą ir verslui, nes vis dėlto jie investuoja tuos pinigus ir turi būti kažkokia grąža. Jeigu ne materialinė, tai bent jau moralinė. Ir moralinė, tai ir materialinė, nes žmonės laimingesni, nuošesni, vadinasi, darbo produktyvumus mes daugiau projektų galime padaryti. Vadinasi, daugiau pajamų paimti. Tai viskas sugrįžta į tą patį, kad tai yra iš tikrųjų investicija ir investicija į žmonės grįžta kaip tam tikrą prasme pelnas įmoniai. O ar nėra sunkumų senesnės kartos darbuotojams susitaikyti su pokyčiais? Nes aš manau, kad jiems pokyčiai tai yra tikrai stresas. Ar tenka su tuo kovoti, kažkaip įtikinėti, kad čia viskas bus gerai? Nes būna tokių ir Lietuvoje, senesnio amžiaus žmonės. Tam tikras žmonių tipas, kur mėgsta pabambėti. O čia vėl viskas keičiasi, aš čia pripratau, čia kam jūs čia darot, nesąmonė. Visi bumba. Visi ir jauni bumba. Ir jauni. Visi, nes kaip minėjau, žmonės labai nemėgsta keistis. Labai sunku yra keistis ir tie pokyčiai mus visus gazdina. Tai tiesiog tam, kad nedaryti pokyčių, esam pasiryžę stumti karutį su kvadratiniais ratais, nes bijom sužinoti, kas atsitiks, kai uždėsim apvalius. Iš esmės. Tai yra iššūkis ir tai yra gan ilgas pokalbis ir mes realiai mes negalime nieko priversti, bet mes galime edukuoti ir parodyti pavyzdžius. Jeigu tai yra miksuota komanda, tai mes einam per tą prizmę, kad iš tikrųjų tai yra kūrima, vis dėlto biuras yra ne namai. Mes kūrėme komandai ir mes turėtume atsižvelgti į visus jų gyventojus ir vartotojus ir rasti tą optimalų variantą. Tai net jeigu ta projektinė komanda, tarkim, yra vyresnės kartos, galbūt tų standartiškesnių pažiūrų biuro klausimų, tai vėlgi tai yra, reikia parodyti, kokie yra kiti būdai, kokios yra alternatyvos ir taip galbūt tai nebus visiškai 100%, kad mes jau nukeliausime į tą tobulą variantą, bet mes jau padarysime žingsnį į priekį. Ir tas pirmas pokytis, tas pirmas žingsnis įgalins paskui daryti kitus. Tiesiog reikia pasimatuoti kartais truputuką, kad pasijausti gerai. Jeigu mes galime suvesti skirtingas kartas ir tai yra beproto svarbu, ypatingai įmonėse, kurios turi skirtingų kartų atstovus po vienu stogu, tai mums reikia netgi jas suvesti. Nes vyresnė karta, jie yra be galo lojalūs. Žymiai rečiau keičia darbo vietas. Kolegė iš UK, ką tik paminėjo 30 metų toje pačioje įmonėje. Tai šiandien dienai tai atrodo, wow, tai yra pasiekimas. Ypatingai, jeigu žiūrime per tūkstantmečio kartas ar Z kartą, kur tas darbo vietų keitimas yra 3-5 metai ir greitai tai 30 metų, atrodo, wow, čia mano visas gyvenimas. Kai kuriem dar net tiek nenugyveno, o kažkas jau tiek išdirbo. Tai tie žmonės yra taip, kurie iš vyresnių kartų, jie yra lojalūs, jie supranta pokyčių poreikį ir naudą, jiems yra labai baugu ir sunku pritaikyti. Nes dauguma tų pokyčių ateina per ne tik tai, kad kaip mes dirbame, bet tas kaip mes dirbame yra, kad atsiranda technologijos, kurios jiems suprasti yra sudėtingiau. Tada turime tūkstantmečio kartą, Lietuvoje revoliucijos kartą, kurie technologijas jau supranta ir mes naudojame jas geriau. Gimėm dar jų nebuvo, bet mes jau užaugom su jom ir mes jas pritaikome žymiai lengviau. Mums reikalinga vyresnė karta tam, kad parodytų, kokia tai yra verslo kultūra, kad pasidalintų savo patirtimi, savo žiniomis, kitą kartą tiesiog patartų. Ar sustabdytų, kur tam per daug yra entuziazmo, kaip jaunas bėgi greitai, čia dabar turiu mintį, reikia įvykdyti dabar. Ir tada turime Z kartą, kurie
juokas, sakom, gimė jau su technologijom rankose. Ir jiem yra svarbu, jie be technologijų negali dirbti. Jiems tai yra svarbiausias dalykas. Ir jiems labai svarbu, kad jie būtų įgalinti daryti patys. Tai jeigu vyresnioji karta, X karta nori labiau to tokio aiškumo, strategijos, sutarimų, galbūt net priežiūros, tai jau Z karta, jiems žymiai yra svarbiau, kad koks mūsų tikslas, mums reikia atsidurti čia. Kaip aš ten atsidursiu, aš pats kontroliuoju. Ir tos dvi kartos suėjusios kartu, jos iš tikrųjų kaip ir klešina, kaip ir yra sunku rasti tą bendrą pokalbį. Tai jeigu mes galime sukurti erdvės, kur jie kartu bus, leis poilsio laiką kartu, tai mes turėsime kaip namuose, ypatingai kai anksčiau gyvendavo kelios kartos namuose, pasidalinsime žiniomis. Tai vieni mes pasidalinsime patirtim, duosim patarimą, kiti parodys, kaip ta technologija yra naudinga ir kaip ją naudotis, kaip ją pritaikyti ir kokia bus tau nauda, kaip tau sutaupys laiko ar tavo pagerins rezultatus. Tai biuro būtent funkcinis dėstymas, funkcijos išsprendimas, tą ir turi padaryti, tą privalo padaryti. Paminėjai technologijas, tai viena iš mano mėgstamiausių sričių, tai išmaniosios technologijos, kalbant apie namus ir biurus, tai UK patirtis ir Lietuvoje patirtis. Kiek turime mes tų tikrai išmanių biurų? Aš kalbu apie automatizuotus procesus, šildymą, apšvietimą, vėdinimą, galbūt muzikos, automatinės sistemas. Tai ką galėtume apie tai pasakyti? Skirtumai JK, tu ten buvai prieš kiek metų? Dabar jau 6 metai kaip išvykau. Jau 6 metai, ne? Tai ne taip jau ir senai iš tikrųjų. Tai... technologiškai tai labai senai. Technologiškai gal. Bet ar jauti kažkokius tai skirtumus, ar ten mentaliteto, priėmimo technologijų vietoj? Dažnai Lietuvoje visi pasako, kad UK jie turbūt didesnius biudžetus turi. Kad įmonės gali savo daugiau leisti. Galbūt tiesos tame yra. Galbūt truputį tenai anksčiau, nes jau kiek aš dirbau, tikrai buvo tas dalykas, kad įmonės buvo skatinamos pritaikyti būtent taupius, ekologiškus, ekonomiškus suvartojimų sprendimus, tai būtent tada ir atsirasdavo išmanūs sprendimai, oro kokybės kontroliai, šildymo, šaldymo kontroliai, saulės šviesos patekimui, būtent apšvietimo kontrolė, būtent tas automatizavimas, kada jau yra naudojama tik tada, kai reikia ir kiek reikia, ir tai nusprendžia technologijos. Tai dėl ko tai buvo skatinama ir kaip tai buvo skatinama, tai iš esmės, kad įmonės sudėję tuos labai gerus sprendimus, pagerinę savo suvartojimą, tai yra sumažinę suvartojimo rezultatus, būdavo tiesiog lengvatų paskata. Detalių tiksliai neįvardinsiu, bet tiesiog buvo, kad suteikiamos įmonėm tam tikros lengvatos, finansinės paramos ar kiti elementai, kur tiesiog buvo suinteresuoti tai daryti. Tai galbūt čia ir skirtumas, dėl ko Lietuva galbūt kitą kartą Lietuvoje nenorėjo, negalėjo, nes tiesiog viskas ėjo iš tavo kišenės. Kas liečia šiandien dieną, tai Lietuvoje iš tikrųjų visi biurai, ypatingai nauji verslo centrai statomi, jie jau siekia tų pasaulinių BREEAM, WELL ir kitų akreditacijų, LEEDzo, kurie būtent tą ir apibrėžia. Kad tas pastatas turi būti su kuo mažesnė įtaka tarša aplinkai. Tai tiek jo naudojimo metu, tiek jo statymo metu, tai tų dalykų daugėja ir tai yra didėjantis poreikis visuomeniai. Įmonės netgi ir pasimdamos senesnes patalpas, ypatingai jeigu pačiai reikia visą daryti, jie jau tada irgi vertina tą, kad automatizavimas, tas išmanumas, būtent valdymo biuro, jiems atsiliepia kaip sumažėjusios išlaidos. Tai jiems irgi tai yra svarbu. Tai šiandien tikrai įmonės sveria, tai jie skaičiuoja tą atsiperkamumą, investuoti į tą išmanų sprendimą, į kažkokią taip geresnę, mandresnę technologiją, per kiek laiko mums tai atsipirks ir palyginus su mūsų nuoma ir pradės mums, tarkim, nešti jau naudą. Tai tie dalykai yra labai svarbu ir įmonės tikrai tvariai ir tikslingai priima tuos sprendimus. Tai mes čia tik tai, jeigu kalbam būtent tą automatizavimą. Taip. Tai svarbu ir tai vyksta ir kuo toliau, tuo labiau aktualu ir judės į priekį kuo daugiau. Tu vis tiek turi nemažą patirtį būtent interjero srityje. Kaip keitėsi verslo poreikiai patalpoms, tarkim, paėmus 50 metų į praeitį?
Prieš 10 metų tai pirmas prašymas atėjus kliento, tai vis laik buvo, mes norim Google biurą. Tai iš tikrųjų tai buvo tokie tuo metu labiausiai iššaukiantis ir aktualiausi turbūt pavyzdžiai. Ir dėl to, kad IT specialistų rinka labai stipriai augo, būtent jų poreikis ir juos reikėjo pritraukti kažkaip ir tuo metu būtent, kadangi tai buvo, jie visi pakankamai jauni pagal amžių ir dauguma jų ateidavo nuo, kad žaidė kaip vaikai kompiuterinius žaidimus, kur visi jiems žadėjo, kad jūs gyvenime ateities neturėsite, nes iš kompiuterio negyvensi, tai jie tapo patys reikalingiausi, tie kompiuterių visi žaidėjai, programuotojai, užaugę į programuotojus. Ir visas tas erdvės, kad ir Google, jie iš tikro kūrė taip, kad jos būtų labai patrauklios, įtraukiančios, tokios linksmos, kad pritraukti tuos talentus, kad juos susirinkti čia sueiti. Ir po kažkiek laiko visi pamatė, kad tai iš tikrųjų yra labai laikinas sprendimas, tai mes labai greitai tuos talentus prisitraukėm, bet juos reikia išlaikyti. O tas tada išlaikymas, jeigu mes toliau eisime per pramogų prizmę, tai niekada jisai nesibaigia. Tos pramogų, jos tik tai kis poreikiais. Nes vis dėlto tie žmonės, kurie atėjo dėl čiuožyklų, supinių, kabančių tinklų, pamiegojimų ir visų šitų dalykų, jie užaugo ir jų poreikiai irgi pasikeitė. Tai netgi turbūt šiandien, kai šnekam, kad Z kartos prisijungimas tokia jautri tema, kur jie čia nesupranta, jie netaip daro, jie nesusikaupia, nevertina, netoleruoja. Yra labai, labai daug visokių negatyvių sakymų. Tai yra tas pats dalykas, jie yra jauni. Jie dar tik atėjo į darbo rinką, tai kaip ir prieš 10 metų Google kvietėm, visi darėm kuo linksmiau, įdomiau. Jie irgi visi specialistai buvo jauni ir mes pritraukėm vienu. Ir paskui jie užauga ir kinta. Tai galim ir nurimti ir dėl Z kartos. Jie užaugs tam tikrais specialistais ir nusistovės tas darbas. Tai grįžtant prie klausimo, būtent tai kaip kito. Tai ir kito iš to, kad visi siekiam padaryti kuo smagesnį, spalvingesnį, su kuo daugiau visokių tokių amerikietiškų kalnelių atrakciono parko sprendimų pajudėjo į tai, kad mes dabar labai stipriai kalbame apie žmogų ir žmogų orientuotus biurus. Ir per tuos žmogų orientuotus biurus mes bandome atskleisti mūsų kaip įmonės vertybės ir turime tokį dar netgi supratimą, iš tikro, socialinės atsakomybės suvokimas tiek iš ekologijos ir aplinkosaugos aspektų, tiek iš kokią įtaką turime visuomenei, žmonių gerbūviui. Tai tos įmonės vėl irgi pakito. Ir tie poreikiai dabar, kada ateina įmonė, jie jau būtent kalba apie tai, kad šita darbo vieta, mūsų biuras, jisai turi pagerinti, tarkim, mūsų darbuotojų našumą, suteikiant jiem kažkokias tai galimybės. Ar kad mūsų biuras, atėjus mūsų klientams, turi būtent parodyti mūsų vertybės, o mūsų vertybė yra mūsų žmonės. Ir kaip mes tai padarom, kaip mes atsivedę tą klientą, tą istoriją perteikim, kad tai nebūtų, žiūrėkit, kaip mes jais rūpinamės. Niekas nenorim pirštų besti ir sakyti, žiūrėkit, kaip mes kokius smagius stalus davėm, jie turi čia ir nueiti projektą padaryti, čia dar gali nueiti pamiegoti, niekas to nenorim daryti. Tai įmonės tikrai labai tikslingai pradeda galvoti, kokia yra žinutė ir kokia tai yra funkcija. Nesenai čia visai, atrodo, turėjom COVID-ą. Ar COVID-as kažkaip pakeitė tai, kaip mes dabar biurus darom? Tai COVID-as pravedė, aš vadinu tokį greitamokslį, darbo ne iš biuro. Tai prieš COVID-ą visi, didžioji dalis žmonių tikrai, jeigu būtumėm sutikę ir klausę, būtų sakę, aš noriu dirbti iš namų, noriu galėti čia išsikepti sumuštinį, kada man patogu, ten galbūt jeigu reikia prisėsti padirbti virtuvėj prie baro, nueiti atsigulti ant sofkutės kažkokiam tai tenai susitikimui paklausyti, bet kad man biuro nereikia. Ir tikrai buvo daug žmonių apie tai kalbančių. Ir COVID-as tokį padarė privalomą testą visiems, dabar visi dirba tik iš namų. Tai visiškai iš vieno galo į kitą. Rezultatas viso to, kad iš tikrųjų žmonės per tą periodą turėjo laiko tik prasibandyti, tiek susiprasti, kas jiems veikia, ko jiems reikia ir kokia asmenybė jie patys yra. Nes žmonės turiu pavyzdžių, kurie iki tol galvoja, kad galiu aš dirbti iš namų, man čia nereikia į biurą, čia laiko švaistimas, kamštį sėdžiu, 2 valandas praleidžiu, galėčiau per tą laiką kažką tai, nežinau, investuoti į laiką į mokymas, savęs tobulinimą. Ir jie dabar pabuvo namuose
Ir po kokių 3-4 mėnesių pradėjo sakyti, kad aš namie negaliu susikaupti. Man netinka, man iš tikrųjų reikia būti biure, kad aš tokį turėčiau kaip ir savo galvoje susikurtą spaudimą, kad mane stebi ir man reikia būti efektyviam. Tai ir žmonės tai supranta. Mes visi save pažįstame ir pasibandę mes suprantame, ko mums reikia. Ir jie tada priima sprendimą, kad ne, aš būsiu 5 dienas per savaitę darbe, nes aš kitaip, man netinka. O kiti kaip tik suprato, kad, tarkim, mano atveju, man reikia balansų, man reikia abiejų variantų ir kitą kartą man reikia netgi ir kavinės, kažkur tai sėdėti, kad tiesiog padirbti. Tretiem, kaip tik kitas kraštutinumas, kad jiem į biurą, jie netgi pamatė, kad jiem nereikia, iš tikro nereikia. Jie savo ir darbui įrodė, kad jiems nereikia. Ir labai daug IT įmonių tą dalyką pamatė per COVID, kad jų personalui nereikia. Ir jie šitą dalyką stengiasi įgalinti ir jie būtent daro. Yra, taip, darbo stalai, kol kas vis dar laiko, kad galite, tau yra darbo vieta, ateik į darbą, kada tau reikia. Ką tai reiškia, kad visas šitas mąstymas ir pasakymas ateik į darbą, kada tau reikia, žmonių įgalinimas būti atsakingiam, už save atsakingiam, už savo pajamas atsakingiam asmenim, biurus verčia, kad jie turi būti tikslingi, jie turi būti lietuviškai, neįvardinu, bet destination office, iš esmės. Ir kai mes darome tuos jau būtent destination, jie yra hybridiniai ir mes būtent kalbame apie tai, kad kodėl žmonės turi ateiti į biurą. Ką tokio biuras gali pasiūlyti, ko negali mums pasiūlyti namai. Ir per šitą prizmę žiūrint, mes tada jau skaičiuojame nebe kiek darbo stalų padėti, nes darbo stalą mes visi namuose turim. Kas dar neturėjo, tai įsigyja, po kažkiek laiko virtuvėje prie stalo amžinai nepadirbsime. Bet galimybė susitikti su komanda ir gyvai pabendrauti prie kavos, su išmaniais ekranais, kur mes kažkokį projektą galime aptarti, mes to iš namų padaryti negalime. Mes darome, tai galime tokiu būtų kaip Zoomai, Teamsai ir visa kita, bet nėra to žmogiškojo elemento, kur mes kaip dabar sėdime, šnekame, kažkas kilo mintis ir palauk sekundę. Atsistojau prie lentos, kažką greitai parodžiau, ar iš kompo į tenais numečiau ir mes diskutuojame. Per kompiuterį mes to negalime padaryti. Mes turime vos nepakelti rankytę, gerai, dabar aš pasakysiu, užsirašyti tą mintį, kad jos nepamesti ir jis toks jis neorganiškas, taip, jis nenatūraliai nebevysto idėjų generavimą. Tai kas tada yra biuras? Biuras ir yra, kad žmonės sueina būti kartu. Ir mes per tą prizmę, ir tada būtent ir kalbame. O tai kai sueina būti kartu, kaip jie veikia, kaip jų emocijos veikia, kaip jie jaučiasi tenais atėję. Ir net jeigu atėjom visi dirbti kartu, vis tiek mes turime žmonių, kurie geriau funkcionuoja dirbdami tyliau, kiti garsiau, vieni labiau interaktyviai, kiti nori kažkur tai kamputį galbūt per atstumą, bet tiesiog stebėti, kas vyksta ir tada pateikti kažkokį pasiūlymo rezultatą. Galbūt jiems reikia laikinai nubėgti, kažkur tyloje pabūti. Tai nesakau, kad tai turėtų būti vien tik tai į bendravimą skirtos erdvės, reikalingos ir tylios zonos, reikalingos susikoncentravimo zonos, kad žmonės galėtų, nes vis dėlto 8 valandų mes nekolaboruosim. Bet iš tų 8 gali būti, kad reikės per tą dieną 4 valandas tai daryti. Ir mums reikės pertraukų. Mums reikės nueiti ir susikaupti kažką padaryti, laiškus išsiųsti. Tai biurai labai stipriai turi išsikelti klausimą iš tikrųjų mūsų komandai, kas tai yra, dėl ko jie ateis būtent iš tas patalpas, į kurias mes investuosim pinigus. Čia jo, labai svarbus klausimas ir gal net ir ne visi apie tai pagalvoja, kad reikia paklausti to, kodėl mums jo reikia to biuro. Ir jo, kaip turi sakai, ką mes čia veiksim. Ir jeigu komanda yra ir tokių žmonių, kurie mėgsta atsiskirti, aišku, jos turbūt reikia identifikuoti, kad jų tokių yra ir kad jie irgi rastų vietą tame biure. Turbūt mums nebūtina identifikuoti, kad specifiškai vienas asmuo. Ir kai kalbam biurams būtent tema, kad neuroįvairovė, tai mes neuroįvairovė, iš tikrųjų, labiausiai mes kalbame apie tai, kad įtraukti visus. Ir su autizmu, ir žmonės, kurios turi susikoncentravimo, hiperaktyvumo sutrikimą, yra nesutrikimas, jie tiesiog skirtumą turi. Tai mums nebūtina iš tikrųjų mąstyti apie tai, kurių visišką kraštutinumą, kurių ten reikalinga būtinai diagnozė, arba kurių ten diagnozuoja tą dalyką. Mes visi
kažkiek esam neuroįvairūs. Tai yra natūrali smegenų sudėtis ir mes visi esame skirtingi. Tai mums nebūtina žinoti, kad būtent tas vienas žmogus. Taip, jeigu mes turime tokį žmogų ir labai sveikiname įmonės, kad supranta žmonių su spektro skirtumais naudą ir pridėtinę vertę ir jie įgalina ir prideda prie savo įmonės, tai yra labai didelis žingsnis į priekį ir būtent neuroįvairovės visa tema skatina judėti tą linkmę. Šiandien dienai turbūt biure norėtųsi kalbėti dar pradėti nuo to, kad mes tiesiog visi truputuką esam skirtingi. Ir nereikia mums identifikuoti, bet gan dažnai, jeigu reikėtų, pasakytumėm, kad kažkokį turim kolegą, nežinau, tarkim, šiandien dieną kava, bumas, atrodo niekas be kavos negalim gyventi, kavos aparatai namuose, kavinės visur, biure, degalinės, lavazos aparatai prie autobusų sustojimo. Tai kava, atrodo, čia yra mūsų kūras, gal net krepšinį jau nurungė Lietuvoje. Ir turime kolegą, kuris sako, einam išgersim kavos ir jisai, ne, aš negeriu kavos. To prasme, tu negeri kavos. Kas tau negerai? Tu keistuolis tu. Tai vat būtent standartizuoti tą dalyką, kad mes esam skirtingi, pamiršti tą mąstymą, kad čia keistas ir leisti tam žmogui tiesiog būti savimi, tai taip jisai kofeino negeria, nemėgsta ir visą, bet tiesiog tada galbūt neaplinkavo visą kultūrą padaryti biure, jeigu mes, tarkim, iš tikrųjų žinom, kad turim tokių kolegų, bet kad tas biuras iš tikrųjų turėtų edukuoti žmonės priimti kitokumą. Mhm. Ir didžiausias iššūkis būtent ir darant kažkokias erdves ir pradėti šnekėti apie tai, kad klausykit, neuroįvairovė. Visų mąstymas iš karto iššoka iš tikrųjų tuos labai akivaizdžius didelius skirtumus. Ir tada sako maždaug, tai jie tegul labiau pasistengia prisitaikys. Ar pasakymai, kad čia šito dar vienas kavos negeria. Čia dar vienas pasiteisinimas, dėl ko jis nenori su mumis, nepatinkam jam. Bet iš tikrųjų galbūt yra kažkokia tai priežastis, kad žmogui kofeinas netoleruoja jo. Jisai neprisijungs prie tos. Galbūt jisai tuo pačiu ir pasinaudoja, kad ten tiesiog yra per triukšminga aplinka, tik tai jis to neįvardyja ir naudoja tą kavą, kaip aš tiesiog negaliu, nes man. Tai visas tas biuro dizainas yra siekiama būtent per tą temą, per visą panaikinti tą tokį mąstymą ir iš tikrųjų parodyti, kad kitokumas yra gerai, jis yra naudingas ir mes turime priimti visus tokie, kokie esame ir būtent panaikinti tokius pasisakymus, kur, o tai kaip jie iki šiol visi gyvena. Bet o kaip tai padaryti būtent tais interjero dizaino sprendimais, nes tu kalbėt apie psichologinius, etinius dalykus. Tai tu nori pasakyti, kad teisingai sukonstruotas techniškai biuras, jisai pats gali suponuoti ir kelti tokias idėjas, kaip priimti kitą toks, koks jis yra? Taip. Nes jeigu biuras ir įmonė, visi pradedame šnekėti apie tai, kad pats biuras yra labai įvairus ir turi labai daug funkcijų ir tos funkcijos atliepia skirtingus poreikius, tai tiem, kam reikia tylos, suteikiam tylos zonas, ta tylos zona yra ne tik tai, kad tik tai būdelė, kurie akustiškai yra, bet ir netgi ten atėjus gali žmogus pagal savo komfortą pasireguliuoti šildymą, apšvietimą. Tai visi tie tokie, atrodo, maži niuansai ir kur gan dažnai išgirsti, kad maždaug, tai čia jeigu mes pradėsim kiekvieno tokius atliepinėti, tai čia absoliučiai viskas turi būti modifikuojama. Bet faktas tas, kad jeigu mes jau pradedame kurti tokias erdves, mes pradedame skleisti žinutę savo darbuotojams, kad įvairovė yra gerai. Ir vadinasi, jeigu tau reikia, tau nebūtina sakyti, kad man to reikia, ar kad tu esi kitoks. Mes patys to net nežinom. Bet aš pasirenku pagal savo poreikius nueiti ten ir daryti darbą, kur man yra patogu. Ir aš padirbęs toj, pritemti toj, arba kaip tik ryškesniai, tylesniai, garsesniai aplinkoj, aš prisijungiu vėl gal prie komandos, aš esu emociškai pakrautas ir aš vėl galiu su visais bendrauti. Ar tai būtų ekstravertas, introvertas, ar tai būtų žmogus su autizmo reikalavimais, bet kuriais reikalavimais iš esmės. Tai taip, biuro dizainas gali perteikti tą žinutę, kad mes pasvarstame, mes leidžiame dirbti taip, kaip tau reikia. Ok, čia stipru. Jeigu tu skiriesi nuo
didžiosios masės žmonių biure, tu turbūt nenori, tu kažkaip prisitaikai ir save pastatai į tokią įtampos padėtį. Ir jeigu tu turi vietą, kur tu gali nueiti ir kad ir kažkiek tai laiko pabūti su savim, pabūti toks, koks tu esi, nusiraminti ir iš tikrųjų labai turbūt geras būdas tą visą įtampą sumažinti ir kad darbo aplinka būtų ne ta, kuri iš tavęs energiją ima, o kad ji būtų ta, kuri tave pakrauna. Ir tas, manau, labai svarbu ir galbūt kartais net yra tas pamirštama. Ne? Man labai patiko Jeffo Bezoso pasakymas apie darbą ir kad būtent tu turi pats suprasti, ar tavo darbas tave pakrauna, ar jis iš tavęs siurbia energiją. Ačiū, kad sudalyvavai. Iš tikrųjų buvo labai smagu sužinoti ir apie neuroįvairovę, apie visai kitą požiūrį į biuro konstravimą. Aš net tai pavadinčiau ne tik, kad interjeras, bet čia apskritai visas tas techninis konstravimo sprendimas, kaip reikia apgalvoti apie skirtingus žmonės, skirtingus individus dirbančius toje pačioje aplinkoje. Tai ačiū, kad buvai. Ačiū, kad pakvietėt. Ir turbūt iki kitų pasimatymų. Iki. Laiptai aukščiau. Daug dar žmonių, daug dar užsakovų, nežino, nesuvokia, ką galima padaryti su apšvietimu. Aš esu šalininkas koncepto ir minties, kad apšvietimas turi būti nematomas. Tai yra tekę, kad nors atkalbinėti klientą nuo vieno ar kito sprendimo, tempiant jau jį į tą funkcijos pusę. Stengiamės pasakyti, kas yra gerai arba kas yra blogai, išsirinkus vienokį ar kitokį šviestuvą, arba kodėl mes, tarkim, jo nesiūlytume, ne? Bet funkciją galima padaryti irgi gražią ir rasti tuos balansus. Kaip mes tvirtinsim įrangą, ne, prie būtent kultūros paveldo objekto. Kas yra šviesos tarša? Europa ir pasaulis dabar kalba apie tai ir kad tai yra svarbu, labai svarbu būtent visa šviesos tarša. Apie auksinę taisyklę pasakyti žmogui, kuris bandytų įsirengti apšvietimą. Stenkitės naudoti daug apšvietimo sluoksnių. Laiptai aukščiau.